Sveiki, brangiai. Senai bedariau video, galvoju, reikia padaryti. Nors mano Facebookas užblokuotas yra pagrindinė anketa. Iki lapkričio 1 dabar jau mačiau. Kažkai žinai, gal greitų metų iš viso ištrins. Tai Instagram'e mane galite rasti ir TikTok'e ir YouTube'e. Kol kas tenais neprieina, gal greičiausiai, tai nieko nedaro. Jeigu galėtų, tai jau būtų užblokavę. Taip dirba mūsų institucijos, turi tokių galimybių. Šiaip tai labai daug galimybių mūsų valstybinės institucijos turi su prezidentu prieš akį. Ir koks Lietuvoje yra bardakas vykstantis, jį gali be vargo sutvarkyti, bet jo netvarko, sąmoningai. Sąmoningai. Tai ne tik, kad netvarko, bet dar ir kiršina žmonės. Matom, kas su Ignotu vyksta. Su Nemuno aušra dėl kultūros ministerijos taurose. Ką čia gali be pridurti? Ką čia be šnekėti? O šiandieninis klausimas, paklaustas ar vakar Ignoto, kam priklauso Krymas, čia išvis duglės. Šiaip tai šiandieną jau priklauso Rusijai Krymas. Tai ką dabar dėl to, gal žmonės pradėsit persekioti, šaudyti? Ką? Ai, kitokia lygė, čia viską darot, prezidente. Kad antiek supriešint žmonės, kad viens kitą pradėtų pjauti. Ot lygis. Ir nieką gerą dar dėl Lietuvos nepadarėt. Viską, ką darot, viskas tik blogyn. Įskaitant ir mane. Ką jūs darot, kokius išsidirbinėjimus su šituo teismu, kaip teisėjai nurodinėjat ir kitiem visiems žmonėm nuteisti mane už to, kas neįvyko. Dėka žalas dar padaryta. Net nusikaltimo įvykio nėra. Tai tokie dalykai šitam pasaulyje vyks, tai ką tu čia gali padaryti? Ir, pavyzdžiui, ką aš galiu su savo to teismu padaryti? Nieks į mane nekreip dėmesio, ką aš sakau, kokius teikiu parodymus ar įrodymus. Pavyzdžiui, man priskyrė advokatą valstybinį, iš jų Hebros advokatą, kad ištrauktų iš manęs kažkokios informacijas, kad galėtų panaudoti tą pačią informaciją netgi prieš mane teisme. Ir bet kokiu atveju nuteisti mane ir pasodinti, kad aš negalėčiau dalyvauti politikoje ir rinkimuose. Svarbiausia esmė. Čia yra tikslas, kad mane bet kokiu būdu mane išprovokuoti, kažkaip tai suerzinti, iššaukti tam tikras kažkokias situacijas, kad būčiau dar labiau sumenkinama, apkaltinama ir bet kokiu atveju pasodinta už grotų, kad aš negalėčiau dalyvauti rinkimuose. Čia yra tikslas. Ir kai to tikslo siekia ne tik 4 mūsų nusikalstamos partijos, tai yra konservatoriai, liberalai, skvernelistai ir laisviečiai, tai ir prezidentas su visa prezidentūra. Prezidentas su visa prezidentūra. Ir jie nesustos, jie eis iki tol turbūt, kol mane nužudys. Mane ir mano visą šeimą žudys. Nes jie dirba Rusijai. Po šiai dienai jie dirba Rusijai. Jie perka lėktuvus iš Rusijos gamyklų esančių Brazilijoje. Jie remia Ukrainą, kur didžioji pinigų dalis nueina Rusijai per ginklus iš kitose šalyse jų esančių gamyklų. Čia viskas apie tai. Ir Rusija nesiliaus, kol mūsų nesunaikins. Mūsų lietuvių nesunaikins. Per tokius mūsų korumpuotus, parsidavusius valstybės vadovus ir partijas tokias. Tai čia viskas apie tai yra. Ir tas neva teigimas, kad už aušriečių Rusija stovi, nestovi už aušriečių Rusija jokia. Už konservatorius stovi Rusija. Tad tie patys KGBistai, kaip ir už prezidentą. Tai žodžiu, tai man teisėja
teisėja, kuri yra tiesiog pavaldi prezidentui ir kuri nurodymus vykdo prezidentą, kuri labai įsižeidžianti yra ir labai tokia, kaip čia, mes pamatysim dabar turbūt savivalę teismų tokią, kad, visiems akis ant kaktos išlips, kas vyksta pas mus teismuose ir kaip savivaliauja teisėjai. Tai man priskyrė advokatą. Aišku, aš tą advokatą atsisakiau. Aš atsisakiau tą advokatą, nes aš turiu tokią teisę ir aš turiu teisę pati gintis. Aišku, jie, kaip sakant, kadangi yra jau daug metų valdžioj ir su valdžios sistema susipažinę labai puikiai ir žino, kaip mechanizmas dirba ir kaip kokius įrankius naudoti, tai jie jau iš anksto, kaip sakant, prie šitą teismo ruošėsi ir mane, kaip sakant, smugdė iki tiek, kad aš net negalėčiau turėti savo advokato. Nes mano advokatai brangiai kainuoja. Man jau daugiau negu metai yra sustabdytas visas veiklas. Atimti mano visi darbo įrankiai, mano pagrindinis darbo kompiuteris. Ko pasekoje aš negaliu jau dirbti metai laiką, negaliu užsidirbti pinigų, negaliu pasisamdyti advokatų nepriklausomo. Iš vis nieko negaliu daryti, absoliučiai. Tai apie kokį teismą čia mes kalbam? Mano kokius aš pateikiu įrodymus, faktus, visi yra ignoruojami, net jų netikrina, net nežiūri. Tai vakar išsiunčiau teisėjai laišką su klausimais, kas bus daroma teismo posėdį, koks procesas vyks, kokie žmonės bus apklausiami, nes toj byloje yra gal 20 ar 30 žmonių, kuriuos reikia apklausti. Tam, kad galėčiau pasiruošti, užduoti klausimus, ar pati, kaip sakant, atsakyti į man gal kažkokius klausimus. Tai tyla. Tai jokio atsakymo nėra. Atsakymas buvo tik tai, ką mano laiškas pridėtas prie teismo bylos. Viskas. Toliau paprašiau teisėjas, kad atsiųstų pagal kokius teisės normas ir reikalavimus bei protokolus vyksta teismo posėdis visiems dalyviam. Tai irgi nesulaukiau. Tai, viskas apie tai. Tai nežinau, kas bus teismo posėdis spalio 6. Dar žurnalistų išgirdau, kad yra teisėjas, kaip sakant, įsakymas duotas, kad aš turiu būti atvesdina policijos. Tada prasme. Tai aš išklausiau irgi. Tai irgi jokio atsakymo nebuvo. Ar patvirtinti ar ne, bet šiandieną gaus skambučiais policijos, kad jiems yra nurodytas mane atvesdinti į teismą. Nors aš vakar teisėjai patikinau, kad aš atvyksiu į teismą ir nereikia pareigūnų trukdyti, kurių ir taip mažai yra, eikvoti valstybės lėšas bereikalinga. Tai vis tiek ignoravo mano visus šitus ir privertė, kaip sakant, pareigūnus privers atvažiuoti pas mane į namus ir mane įsodinti į policijos mašiną ir atvežti į teismą. O po teismą galėsiu pėsčiom namo pareiti. Taip, taip išsireiškia. Tai kam visą tai tas daroma? Tam, kad dar labiau mane sumenkinti, pažeminti, kad prieš visuomenę parodyti, kokia aš esu nusikaltėlė, kokia aš esu nepareiginga, kaip čia įstatymam ir visa kita. Tai jie visą tą turi įrankis ir visą tą daro. Ar aš prašau, ar aš ten teigiu kažką, jiem neįdomu. Svarbu, kad būtų apie ką parašyti žurnalistam, kaip mane apšikti, apdergti, sumenkinti ir nuteisti. Tai viskas apie tai. Tai įdomus bus spalio 6 posėdis 14 valandą. Pažiūrėsim, ką šitam posėdį bus teisėja man paruošus su žurnalistais. Dar pareikalavau, nes aš turiu teisę, šiaip tai aš daug teisų turiu, bet niekas mano teisės nereaguoja. Šitam posėdį tik yra teisėjos teisės, teismo teisės, o aš kaip kaltinamoji, kuri turi teisę gintis ir reikalauti tam tikrų dalykų, yra ignoruojami. Pavyzdžiui, aš pareikalau, kad nebūtų įleisti šį kartą į teismo posėdį LNK žurnalistai ir apskritai šitie, kaip sakant, žmonės, kurie nesugeba teisingai ir šališkai perduoti informacijas, iš vis nebūtų įleidžiami į teismo rūmus. Tai kaip galvojate, ar kas nors reaguos? Aišku, kad nereaguos.
Nu, tai viskas apie tai. Tai viskas apie tai. Mes turim teisės, žmonės kiekvieną. Aš esu paprastas žmogus. Ir tiek konstitucija, ir įstatymai yra daug, kurie užtikrina mūsų teisės. Bet kai reikia tas teisės mums pasinaudoti, tarkim, teismuose jų nebelieka. Jų nebelieka. Yra tik teisėjos užmojos ir prezidento, kuris nurodymus teikia ir duoda. Ką daryti, su kuo ir kaip. Tai gal toks prezidentas bus ir tokios politinės partijos, tai mes skurde, bade ir kare gyvensim. Dar daug metų. Tai tiek. O man tai jokia skirtumą gali nuteisti, gali kalėjimą pasodinti, gali nužudyti. Man jokia skirtumą. Nes aš taip pat iš manęs taip viskas atimta yra, kad aš neturiu dėl ko gyventi. Ir čia dėl ko draskytis. Nes ir žmonės ne ką geresni yra, ir apskritai visas šitas pasaulis ant tiek supuvęs ir visiems atsibodęs iki čia, kad jisai gali, kaip sakant, ir šiandieną būti susprogdintas. Nes čia nieks nenori gyventi taikoj, nieks nenori sąžiningai, visi tik meluoti, vogti, viens kitą ėsti. Čia viskas apie tai. Ir aš ant tiek esu pavargusi, ta prasme, nuo to absurdą, to žmonių nužmogėjimą. Žmonių nužmogėjimą. Kurie palaika, kur eini protestus, prieš nieko dėtų žmonės. Ir palaika prezidentą, tą mūsų atsilupusi, melagį ir vagį. Tai yra tragedija. Ir ką čia gali padaryti? Nieko, tik, kaip sakant, virvė ant kaklo ir čiučiu. Čia tik vienintelė išeitis ir galimybė. Šiandien nėra galimybių gyventi žmonėm. Šitoj žemė mes neturim ir šitoj valstybė mes neturim galimybių gyventi kaip žmonės. Neturim. Už kiekvieną pasakytą žodį teisę, už kiekvieną komentarą jau dabar teisę, baudžiama už komentarus. Man dar viena byla iškelta dėl neva šmeižto Jolantos Baškienės. Aš pateikiau įrodymus, kad aš tiesą kalbu. Tai policijos pareigūnai net nesugebėjo atvažiuoti į įvykio vietas pasižiūrėti. Bet surinka tos Baškienės kompanijas žmonės kažkokius jie liudijimus teikia, kurie nieko bendra neturi. Ir taip iškelta dar viena tokio pat pobūdžio byla. Nes tiek viena, tiek kita byla yra su abiem Baškienėm. Viena su Rima Baškienė Seimo narė, kita su seniūnė jos giminaitė 202 metų sėdinčia Meškuičių seniūnijai. Čia viskas yra su skvernelistų, konservatorių, liberalų, laisviečių ir prezidento byla. Tai kaip gali tą bylą tikėtis kažką laimėti ar apskritai gintis, kai vidaus reikalų ministerijai vadovauja jų partietis. Ta prasme. Tai ką čia reikia daryti? Nieko nereikia daryti. Tai aš net nežinau šis, ką man į tą teismą eiti. Tai galėtų iškart nuteisti viskas. Dabar cirks vyks, dabar bus, turės ką žurnalistai rašyti, daryti. Pažiūrėsim, kuo viskas čia baigsis.